manau, tai ir yra dizainerio darbas sukurti kiekvienam modeliui tokį apdarą, kuris tiktų jam būtent. Manau, kad tas darbas iš tikrųjų neliks neįvertintas ir jau yra įvertintas ir manau, kad tai iš tikrųjų labai labai gražu. Bent jau mums tai labai patinka tai, kas yra padaryta. Labai iš tikrųjų šokiravo idėja oda, šilkas, mes galvom, kas tai bus, bet rezultatas, mus apstulbino iš tiesų. Labai mums visom patinka. Tai, kad yra pagal naujausias mados tendencijas, visi iškelti petukai, oda lakinė, taip, diržai visi ir tai, kad šilkas yra derintas su oda, lakinė, taip, tai iš tikrųjų labai labai nustebino mus pats rezultatas. Čia kolektyvė mažoji dizainerė būsimoji. Taip, sakė. Ji padėjo. Tu padėjai mamai, taip? Įkvėpėjai mamą, padėjai, buvai mūza mamos. Pasakyk, ką darai. Padėjau. Taip. Prie trečiosios kolekcijos, kurią pristatyti man liepė būtent taip. Ne su Jėzum susijus kolekcija, ne. O buvo taip. Kai Dievas sukūrė vyrą, žmogų, jis buvo nuogas, vienišas Adomas. Tada sukūrė Ievą, irgi, aišku, nuogą ir vienišą. Ir ši istorija transformavosi, keliavo iš amžių į amžius ir įvairiai interpretuojama ta vienišumo, nuogumo istorija atkeliavo iki šių dienų ir liko Iva. Ir su dizainerės pagalba jos nenuogos, oda, kailis, šilkas, visa tai mūsų kitos dizainerės rankose virsta stebuklu. Ponios ir ponai, Monika ir Iva.
neišnyk. Iva ir Monika. Kolekcijos autorė Monika Palevičiūtė. Ačiū Monikai už nuostabias sukneles. Ai, koks grožis, neužlipkit ant... Jiems du. Neužlipkit ant suknelės, atsargiai.